Sekmadienio palyginimą Jėzus pasako ne visiems, o tik savo mokiniams. Kodėl? Nes tik rimtai priimantis Evangeliją gali suprasti jo logiką. Vienas turtingas žmogus turėjo prievaizdą, girdėsim sekmadienį. Bet atmink, tikrasis šeimininkas yra Dievas, o mes tik jo turto prižiūrėtojai ir bendradarbiai. Kai tai pamirštu, tampu uzurpatoriumi, nes gyvenu pagal savo taisyklės, naudoju kitus, net dėja prisidengdamas Dievu. Iš tiesų viskas, ką turiu, mano mokslai, darbas, turtas, talentai, mano pašaukimas, nėra trofėjai pasipuikavimai, o dovanos dalymaisi. Jei viską pasilaikau tik savo, jei didžiuojuosi ir jaučiuosi pranašesnis, vagiu tai, kas man nepriklauso. Ir vieną dieną Dievas paprašys ataskaitos. Ar nebus gėda jam rodyti tik tai, kas slėpiau ir kaupiau dėl savo garbės? Garbės, kuri niekada nepamaitina. O tu, ką šiandien darai su tuo, ką Viešpats tau patikėjo? Perskaityk šios dienos Evangeliją, nuorodą aprašyme ir leisk Dievui, Dievo žodžiui prakalbinti tave. Palaimintos dienos.